Na ką, sėdime ramią popietę, Vaidute. Mes jau su tavim esame ne pirmą kartą eteryje. Mes esame sukūrę kanalą YouTube Šviesos mazgas, mes turime privačias grupės, tiek tu, tiek aš. Mes sulaukėme labai daug klausimų. Nors šią savaitę tikrai neįkėliau nei vieno, atrodo, video, bet tiesiog atėjo labai daug klausimų ir dėl to tu atsiradai čia. O kadangi ne aš viena tokia jauna noriu būti ir gyvenu graži, tai sakiau, paprašysiu šiandien tavęs pasidalinti, ką reikia į save galbūt įdėti, kad jaustumėsi tonuse, kad tavo akytės norėtų žiūrėti teigiamus, pozityvius dalykus, kad tavo kūnas tau duotų atsakymą, kad su tavim viskas gerai, gal kokią mankštą ar kažką, vat kaip tu tiesiog gyveni tą savo įprastą gyvenimišką gyvenimą. Ir aš žinau, kad tu gyveni miške, gražioj vietoj, lygiai taip pat ir aš netoliese turiu ir prasivaikščioti kur, bet viso šito mes turėdami kaip ir upės, kartais išdžiūna, kartais jos pasidaro dykuma, kūdra arba šaltinis, kai aš sakau. Tai aš sakau, mes nesijaučiam žemiau nulio, kaip teletabiai, ar ne? Mes nesame dar išdžiūvusios tos kūdros, kaip kad pajokavo vienas vyriškis, nors man yra virš 50, Vaidutei nežinau, jinai turi 3 vaikus, labai nuostabius, nieks nepasakytų, kad tau tiek metų ir kad tu tokia esi bistra. Tai va, tai gerai. Pasakok, Vaidyte. Ir galbūt norėsi kažką daugiau papasakoti apie kitą dalyką. Sveiki, mėly žiūrovai. Atvykau į svečius ir jaučiuosi labai ramiai su tuo žmogumi, kuris gyvena tom pačiom mintim, kaip aš. Tas, kuris savo aplinką kuria taip, kaip aš bandau ją įsivaizduoti 16 metų jau. Tai man tų metų jau yra virš 40, bet žinokit, aš jaučiuosi tokioje pilnatvėje, kai sakau, kartais būna tai, kad jaunystėje sakom, kad man duotų jaunystę ir tą vyresnio žmogaus protą, ar ne, tą išmintį. Tai va dabar ateina tas momentas, kada aš suprantu, kada yra ta pilnatvė, kuomet tu sugebi džiaugtis senėjimu, amžėjimu, kada tu turi energijos tiek, kiek jaunas žmogus, tuomet, kada tu sugebi išvengti ligų, tada, kada tu sugebi savyje ir tą mąstyseną tokią turėti save nežalojančią, o kaip tik tausojančią, tokią išlaikomąją vertę savo turėti, tame suvokime ir mintys labai svarbu, ir maistas, ir aplinka, ir tiek, kiek mes save patys neleistume to mintim ėsti, smaugti, kai sakau, to išlaisvėjimo reikia. Tai žinokit, viskas prasideda nuo to, kad ką į save įdėsi. Ir mano gyvenime atėjo gan anksti toksai supratimas. Tada, kada aš likau viena su 2 vaikais, tada, kada palaidojau vyrą nuo labai staigios mirties, kada mes neturėjome jokių šansų sveikti, tada, kada jį liga pasiglemžė per 2 dienas, iki to laiko nebuvom apskritai galvoję, kad gali kažkas nutikti. Ir tada į mano gyvenimą atėjo supratimas, kad oblembački, kaip reikia save visada sekti. Ne tada, kada mes jau krentam į tą duobę, ar ne, kad reikia iš jos įsikapstyti, bet kaip į ją neįkristi, kaip save saugoti, stebėti ir žinokit, visa tai yra susiję, kad ir kaip bebūtų, bet pirmiausia tai nuo to, ką mes valgome ir kiek mes pasiimame iš to maisto. Esame žmonės, esame kūnai ir tas kūnas, kad jis teisingai funkcionuotų, reikalinga mums gauti kokybišką maistą. Tai reiškia, kad į mano gyvenimą gan anksti atėjo maistinės medžiagos, kurios mane pakėlė. Mano kūną nereikėjo kelti, kaip žinot, aš galiu prisigalvoti ar ne savo, kad Vaida turi keltis. Viskas, nėra. Niekas tau nepadės, jeigu ne pats savo. Mes galim tų žodžių girdėti, bet galvoju, kaip tą padaryti, ar ne? Ir kad našta dar nebūtum, kad susergi, nepasiruošęs, į save neįdėjęs ir tu pasimeti, tau ir taip skauda, ir tu žiūri, kad resurso tavyje nėra. Taip. Ir tu lieki našta kažkam, o tu nežinai, kaip sureaguos, gal sakys, eik lauk, ką aš čia tave slaugysiu. Tai aš linkiu tikrai, kaip tu sakai, neduok Dieve, dasiristi iki tiek, kad tu jau būtum kažkam našta, kad tu nebeturėtum jau to resurso,
O kas resursas? Nu, man tai, pavyzdžiui, ir knygos skaitimas, ir draugystė, va, kuri yra mum kaip grynas oras, ir pozityvumas, ir aplinkos kūrimas, ir pasivaikščiojimas. Va, ir katė pas mane čia į svečius jau nori Kelėnų Vaidai ateiti. Tai tas ir yra, kad būkim resursė susiklausę, bet visą laiką tas fokusas, kad ką šiandieną aš galiu padaryti, nors ir tais nedideliais, turint ekonomiškai aš kažkaip, kad ne spontaniniai beleką, bet geriau gal mažiau, bet kokybiškiau. Ir kažkaip tai ne vien tik maistas, nes maistas gali būti, vat ir gėrimas, kurį mes čia turime. Tai tu, Vaidute, gal papasakok apie jį. Taip, apskritai, jeigu taip, papasakoti, kaip pasakyti, kad mes nekaltinti, pirmiausia, reikia nekaltinti savęs, jeigu mes esame trupučiuką tokie neturintys energijos. Nekaltinti savęs. Reikia žinoti, kodėl tai atsitiko. Tai praktiškai per laiką, per paskaitas, per tai, kaip aš matau žmonės, kaip jie atsibunda, kaip jie kyla, tai visgi priklauso nuo to, kad mes šiandien dienai esame tokie daugiau galbūt baimėje, galbūt tokiame nesugebėjime, ar ne, galbūt atrodo, kad turėtų už mus kažkas kitas padaryti, kad mums būtų gerai, kad pavyzdžiui, kad tas maistas nebūtų netoks praskydęs, kad mes iš nežinojimo, suprantat, iš nežinojimo nueinam į tą tokį į savęs nepakeilimą, bet kai tu supranti, kad, tarkim taip, atėjo pas mane tam tikri produktai, kada aš pajaučiau, kas turėtų būti ta maiste, ar ne, kad tai yra maistinių medžiagų, kad tai yra koncentratai iš maistinių medžiagų, kad tai yra ištraukos iš to maisto. Aš suprantu, kad šiais laikais, ar ne, maistas yra toksai, kaip sakau, praskydęs tarp rankų, tai man, kad susirinkti tam tikras maistinės medžiagas mano organizmui, man reikalingas yra labai didelis kiekis to suvalgyti, o tai yra neįmanoma. Ir žinau, kad per tą kiekį galima gauti ir tokių medžiagų, kurias reikia sugebėti ir išvalyti organizmui. Ir kad neapsisunkinti tai sunkiaisiais metalais, kad gauti to, ko reikia, tai iš tikrųjų atėjo pas mane toksai džiaugsmas su tam tikrais produktais, kuriuose aš pajaučiau, kas turėtų būti tam maiste, ne toje kiekybėje, bet kokybėje. Ir supratau, ką reiškia pakilti iš lovos, supratau, ką reiškia išeiti per lietų į lauką, kada tavo kūnas jisai veržiasi į judėjimą, tada, kada man nereikia savęs įkalbėti tą daryti, o kada aš turiu spėti paskui jį visur suvaikščioti, ta vidinė energija jinai pakilo iš maistinių medžiagų. Ir šiandien dienai pakalbėsime apie resveratrolį. Bet tu žinai, kas man yra tas Taip. Aš pati esu medikas, bet aš vengiu taip sudėtingai gal kalbėti, žinai, man taip norisi kažkaip, kad kalbam tą paprastą žmogišką kalbą. Tai kai aš pradedu apie tą resveratrolį, kaip tu sakai, aš sakau, čia yra gyvybės eleksyras. Taip. Čia yra mano esencija, taigi jinai nevalgoma, negeriama, tai čia galą gausi. Ne, čia yra koncentratas būrė tokio kiekio, kad jis yra kaip esencija, jis yra gyvybiškai svarbus mum, kadangi jisai mum yra antioksidantas, jisai valo inkstus, valo, o kaip mes žinome, ką valo, psichika kada neklauso mūsų. Ar žinai, Vaidute, kada psichika mūsų neklauso? Kada jinai neklauso? Smegenis ant vandens dirba ir jeigu juose jau ten pritrūko to vandens, kai aš sakau, tai kam gerti alkoholį, kam save įjungti naikinančią programą, tai tu įkal geriau to raudono vyno, duok taurę, aš tau pilsiu. Geriau... Mes tuoj apie jį dar suprantat, pakalbėsim, kodėl jisai toksai yra, jos daug nereikia, kas turi kraujospūdį aukštą, nes čia yra žalioji arbata, jinai tonizuojanti plius yra, tai tu, Vaidute, pasakok, aš einu vandenuko ir dabar žiūrėkit žmonės. Vaida yra labai susidraugavusi dar ir su kitom moterim, kurios rašo knygas, tai yra mūsų ir sveikato žurnalistė. Ir jeigu mums reiks, mes galėsim užduoti klausimus ją, jeigu jūs mums parašysite. Taip, kad Vaidute, tu dabar... Aš trupučiuką paprastai, kadangi aš esu, žinot kas, aš esu paprastas žmogus, aš nesu medikas. Ir kiek tam paprastam žmogui ir nereikia žinoti, kas yra ta sveikata ir kaip ją išsilaikyti, ar ne? Tai aš jau nuo senų laikų žinodavau, kad miško uoga jinai turi stiprų tokį antioksidantinį poveikį. Tai tarkim yra tos uogos, kurios yra tokios raudonos, violetinės, geltonos. Jos yra, tai yra vadinami polifenoliai, flavonoidai, kurie yra tirpus vandenyje ir jie yra labai stiprus mūsų kaip C vitamino, tokia didžiulė dozė, kur mes organizme pajaučiame tą imuninę sistemą. Žinot, kai tu jauti, kad turi imunitetą, tai tu nebijai tą virusą sutikti, tą bakteriją kažkokią tai pasigauti, tai vis dėlto tu ją įveiki ir tu jauties, kad tavo organizmas yra pasiruošęs įveikti. Šis gėrimas yra labai
vat koncentruotas, Aksanytė įpila vandenuko, ką jisai duoda. Nu, aš jums galiu pasakyti, ką aš pajaučiu, kai jį išgeriu. Jisai yra smegenų maistas, toks, suprantat, atrodo, akis atmerkia, susikaupimą duoda. Atsimenu, prieš egzaminus, vat vaikam reikėdavo, sakau, įkalkit šito gėrimo, pamatysit, nueisit budrus, išbudina. Tai yra kapiliarus smulkiausias pasiekianti maistinė medžiaga. Jaunystės eliksyras tame, kada neduoda apmirti tam smegenim, ar ne? Tu kaip medikas gali daugiau papasakoti, bet aš jaučiu apie poveikį. Aš jau išgeriu, man atrodo, kad aš kaip lemputė, suprantat, įsijungiu, šviesti. Man duoda energijos tos tokios momentiškai kažkaip susikaupti, atlaikyti. Jeigu aš pasigaunu, tarkim, vat, kai buvo tas COVID-as, ar ne, išgėriau, žinokit, per 2 dienas išgurkšnoju šitą butelį, nes aš jaučiau, kaip pas mane, suprantat, kaip elektra eidavo tas virusas. Mane tiesiog būdavo net nukrato, kaip neįdavau pakilti. Po truputį aš atsigavau ir aš pajaučiau, kaip nurimo kūnas, kaip jisai tiesiog nurimo ir kada aš pradėjau susirinkti vėl save. Taip. Ir dar kas yra, aš pati, kaip pastebėjau, aš labai daug žingsniavimų darau, tai va buvo pas mus žingsniavimo maratonas, 1 vietą už Lietuvą, kovo 11, tai vėl bus už Lietuvą. Tai žinokite, nuėjau 54 000 žingsnių, per 1 dieną buvo paskutinė mano diena finišas, o bendrai per 10 dienų 300 000 žingsnių. Ką aš pastebėjau, ką duoda va šitas, jis tiesiog pakrauna tave, ateina energija, tu tiesiog po pusvalandžio gero nori bėgti į tualetą, tai parbėgdavau, pasikraudavau telefoną į tualetą ir jeigu kas eina į pirtis, jisai yra vienas pagrindinių po žiemos, kada mūsų riebalai yra tokie užtukę, jie negauna gryno oro, neišsinešioja deguonis, nepakyla hemoglobinas. Ir mes tokie esam, kad ir svoris net nekrenta. Tai kai aš jį pradėjau vartoti, pas mane svoris va tai taip čiuožia. Ir paskui žiūriu, ojei, tai čia dar ir skaidulų reikia, nes jau per daug ta suaktyvinta kraujotaka, čia antioksidantai, vitaminas C, mes žinom, įkalktų vitamino C akis tik taukšt. Taip. Tai, o čia yra tiek junginių to vitamino C, žalioji arbata. Taigi jinai ir svorį degina riebalą. Tai vat man po to maratono su šito buteliu į kuprinę, tai aš sakau, eik tu sau, beveik 4 kilai minus, buvo 4-5 kilai beveik aš numečiau tada. Bet aš taip jaučiausi, kad visas kūnas sako, varai. Ir ką varai? Aš geidavau šitą atstumą iki upės lediniam vandenį, dar maudausi, tai man reikėdavo tikrai, ant tempo per 20 minučių tos 5-6 kilus aš nenueidavau, nes man pritrūkdavo kažkaip tos jėgos, energijos, ištvermės tos. Paskui apsisukus ant vienos kojos žiūriu, kad ir batus jau reikėjo pirkti, tą video dariau, man net batai pertrūko. Taip man užsikūrė padai. Aš nežinau, užsikurkit nuo šito. Ir iš tikrųjų, kodėl jisai yra toksai, labai mėgamas tarp moterų, ar ne? Mes esam tokios, vis tiek mūsų veidas yra mūsų ir veidrodis savo. Ir toksai kaip, sakyčiau, kaip pasas išėjus į atvirą erdvę, ne, kitiems žmonėms. Tai iš tikrųjų, jisai tos tokius mūsų smulkiuosius kapiliariukus, ar ne, trupučiuką paslepia. Jis toksai mus iš vidaus jaunina ir jaučiasi iš karto, kada tu jauti, kada tokia šiluma, kaip atsakai, apeina kūną. Ir tiesiog yra nerealus gėrimas, kurį aš be proto myliu ir mano, žinokit, ir vaikai labai mėgsta. Ir jis ir kvepia iš tikrųjų taip natūraliai, atrodo, kas ten įdėta, tas granatos. Atrodo kvapas toks kažkoks, nesakyčiau, kad kvapas, bet kai tu į burną įdedi, jis kažkur pas tave ten pasisėja ir toks kvapas neteina, gamtiškas toks. Miško, man tai miškas toksai ir akajuogos, ir mėlynės. O ten dar tiek yra sudėta, tam vienam butelį, aš nepasakyčiau, kiek čia daug yra ir tų antioksidantų, bet sakau, tikrai labai vienas mano klientas atėjo, sako, kaina, žinai, gazdina. Aš galvoju, Dieve, bet tu pirmą kartą, jau ne pirmą, antrą jis atėjo kartą pirkti ir man taip nuskaudėjo širdį, aš galvoju, kaip aš tam žmogui turiu duoti atsakymą, iš tikrųjų, kas žino, kas šitam butelį yra. Taip. Nemegojau, tikrai nemeluosiu, 4 beveik dienas ėjau kaip žemės pardavusi pati, nes norėjau atsakyti ir patenkinti to žmogaus poreikį, kad jam taip neskaudėtų, kad tas butelis kainuoja, beveik, nežinau kiek čia, tai eurais ar kronom nesmė. Mes čia nereklamuojame, mes čia tiesiog mėgaujamės, taip gyvenam, bet ką aš supratau, kad aš turiu jam įrodymą duoti. Tai va šitą butelį aš supyliau į ledo formeles,
į ledukų formeles ir aš jį padėjau į šaldytuvą, į šaldymo kamerą užšaldyti. Jūs patikėkite, tie kubeliai neužšalo, taip kaip lytis, kad būna ledas kyla va tauriai, kaip mes čia turim prisipylę to leduko, tik įdėk leduką, jisai iškart spragsti šaudo, šitas net nesušalo. Tai man kaip medikui buvo atsakymas, tai viešpate, kokia čia yra sudėta koncentracija, Taip. kad net nesugeba užšaldyti per savaitę laiko šito į ledo gabalą. Tai kai aš tą galėjau žmogui parodyti, aš buvau tokia laiminga, kad aš tikrai žinau, kas yra, bet kaip kitam įrodyti, kad neapsimelavusi, kad tikrai tai veikia ir tiesiog sakau, nu dabar tu tik apsispręsk, ar tai yra tau reikalinga tavo gyvenimo būdą, kokį tu būdą gyveni. Jisai sako, nu aš gal jau ir nelabai dasivysiu tą jaunystę savo, bet sako, aš dukrai galiu, sako, dar praskaidrinti tą, kad ir tų raukšlelių, ir to visa, ir tonusas, ir po gimdymo, ir oda paglebusi, ir tas ir anas. Sakau, nu tai labai smagu, kad ateina iš mūsų patirties tokie tikrai atsakymai. Taip, ir nebijom klausimų, kaip yra gerai, kada, žinokit, žmonės, jie kažkaip lyg atrodo, kai kartais paklausia, atrodo, kad mes patys nežinotume, ką turime, ar ne? Bet kiekvienas klausimas mus kiekvieną kartą augina išieškoti, kaip papasakot tą būseną, suprantat, kaip papasakot, kaip perduoti jums tai, ką jaučiame tada, kada vartojame tuos produktus, ar ne, kad tai yra spektras. Kodėl ant vienos rankos, ant vienos plaštakos neturime vieno piršto, kodėl yra 5? Todėl, kad mes daugiau galime apimti, didesnę jėgą paskirstome, ne tas delnas, ar ne visada turiu kažką pakelti. Jo. Bet kame yra šita kompanija sugalvojusi, kad būtent per spektrą mums duoti tą, kada atsiranda ta postumis toje jėgoje. Ir kiekvieną produktą paėmus, kur tą kartą galėsim apie bet ką kitą dar pasirinkant pakalbėti. Tai va čia yra būtent tas spektras akai uogos. Visas mišinys sudėtas pačių stipriausių tokių uogų, kurios, sakau, yra išieškotas tas resveratrolis, iškrapštytas iš kiekvienos tos maistinė medžiaga, kuri mums duotų tą koncentrato jėgą būtent kūne paskleisti. Tai ir labai dėkoju už... Kas man patinka, dar ačiū Vaidutė, aš atsigėriau jau pakankamai, kas man dar patinka, kad kas nežino galbūt apie vitaminą C, kad jisai yra labai lakus, jisai skyla greitai šviesoje, jis turi prailgintą veikimą tabletės formą 4-8 valandos, paprastas vitaminas C4, prolongo vitaminas 8 valandos, bet čia jis yra sutalpintas būtent su tokiais elementais, būtent su tokiu vitaminu C grupėm šeimų vitaminu C, kuris duoda sinergetinį poveikį, jisai yra patalpintas į tamsų butelį ir dar yra tuom apdovanota, kad tokia didelė koncentracija paskaičiuota, kiek mums reikia, labai nedaug reikia, stikliniai pyliai 30 mg, tau viskas 4 valandom tu su savo to vitaminu C esi užsikūręs, jeigu tu matai, tau diena sunkesnė, tu turi susirinkimų koncentruotis, neina, tau reikia gal apvaryti 2-3 klientus, 5, nu tu įsidėk tą savo mylimuką kažkur ten į mašiną, į kuprinę. Gurkšnį gerą. Ir viskas, ir gali tu gerti neskiestą, gali gerti koncentruotą iš karto 30 mg, bet gali gerti su šiltu vandenuku. Daugelis žmonių pagyvenusio amžiaus turi tokias, kaip aš sakau, labai sustabarėjusias kraujagyslės, jos jau yra nebelabai tokios elastingos. Tai aš jiem patariu tiesiog įsipilkite ir su šiltu vandenėliu gerkite, nes tai bus savinimas lengvesnis, bus jisai be tokių pereinančių didelių, kad tas mūsų kofeinas, kur yra žalioj arbatoj, kad taip nešoktelėtų, kadangi jie yra su tais kraujospūdžiais kai kurie. Tai jie man taip dėkoja, sako, atsiguliau į lovą, sako, anksčiau maudavausi kojines vat ilgas ir dar kai kuriem aš parūpinu tų kojinių ilgų, šiltų, mesga yra pas mus kas. Dabar sako, žinok, nebereikia, aš išsitiesiau ir pajaučiau, kai mano visos galūnės apšilo ir kaip sako, man buvo gera. Taip, žmogus pajaučia savyje visumą, pajaučia kiekvieną savo pirštą, pajaučia kiekvieną savo ląstelę, kuri yra nuo smegenų iki pirštų galiukų. Mes tiesiog atrodo, kaip išsitiesiam ir suprantam, kad mums malonu yra, kad mes jaučiame, kad atsigauna mūsų receptoriai tokie, kada mes imame ir ne tai, kad atbukia ar ne pirštai. Ir ta oda kitokia, bet aš dabar, pavyzdžiui, ne taip senai dariausi depiliaciją. Nu, dariausi su pandijos cukrum, jis yra irgi toks švelnesnis, tai odai tą nuima sluoksnį gražiai. Ir nu ką, paskui pagalvojau, anksčiau pareidavau, labai būdavo po depiliacijos man ta oda sausa, aš vis tepdavau tų kremų. Ir aloe vera gelį mes čia turim.
Ir vat, kai pradėjau jau kiek laiko tą geriu gėrimą, Taip. aš pažiūrėjau, kokia mano yra elastinga oda. Man nereikia primirkyti papildomai išoriškai, tik tepti. Man toks jausmas, kad aš esu jau tiek sutepta ten viduj. Ir dar dariausi kraujagyslių tyrimo tą rezultatą. Tai sako, kaip 36 metai yra kraujagyslės tokios būsenos, nors man tai sakau, va, virš 50 yra. Tai va, atsakymas buvo labai, man pajaučiau po depiliacijos, kada oda tokia švelni, nebe įritierandė, nu kaip, nebe Nu taip, suerzinta. jinai atsiranda tokia kaip, aš įsivaizduoju, kaip ir plaukas, ar ne, pasišiaušimas yra, o čia toksai susiglotnina. Jo, visas. Taip, jisai sugeba save užsidaryti ir tą drėgmę prilaikyti. Nu, tai va, Pats kūnas. Tai tikiuosi, kad nelikot abejingi. taip. Turime grupėje, žinokite, mes ir vaistininkų, turime grupėje mes ir medikų, ir gydytojų. Taip. Tai turime dar mokslo žurnalistę komandoje, irgi mūsų šeima vadinama Neolife'as, ar ne? Tai žinokite, rašykite kažkokius gal klausimus, kaip jums surezonavo, ar atėjo gal kažkokia mintis, kur vat, norėtume tiesiog pasidalinti ir nebijokit klausti. Čia yra visi įrankiai, todėl mes atidarėm savo dėžę šiandieną, ne tik čia kilimus su Vaidute dar plaunam ir visus kitus dalykus darom, bet tiesiog mes žinom, kad mes turim laiko, mes viską laikysimės, įdedam į save gerus dalykus ir mes tiesiog taip gyvenam, kad norim perteikti, aš bent jau tikrai noriu perteikti, kad jūs pajaustumėt, kaip yra gera atsikelti ryte ir kai tau nėra jokių trikdžių. Tau neskauda sąnariai, tavo kaklas nesurakintas, tavo raumenis tau leidžia ramiai išeiti balkoną, išsiražyti, pasimti kavos puodelį, tau nėra pašalinių trikdžių, kad tau reikia kažkur skauda, vaistą, paniką, ką veikti, ką Jėzus užsiblokuoti. Taip. Čia yra viso gyvenimo raktas. Esi ramus, priimti sprendimus. Taip. Ir šiandien Oksana sako, bet mes neturim saulės. Ar mums jos reikia? Nėra saulės, susitvarkysim ir be saulės. Va toks požiūris atsiranda, suprantat, anksčiau lygtais atrodo, tai čia apsiniaukia. Mes tai prisitaikyti norėdavom, o Bet dabar viskas taip. prie mūsų kažkaip Ir taikos. galvoju, gerai, palauksim tos saulės, ateis kita diena ir bus jinai, bet ką mes galim be jos padaryti, ar ne? Nu, bet ta būsena, jinai vis tiek yra užpildyta. Vis Taip, tiek jinai yra pilnatvė. užpildyta. Ir norim tiesiog taip, pasidalinti savo patirtimi. Niekam nieko kažkaip Taip. kitaip, tik patirtimi ir galbūt ir jūs jau pavargote būti pavargę. Kaip man irgi, aš esu už naujoves, pas mus yra tikrai daug toks pasaulinio šalių bendradarbiavimas, kaip aš sakau, pasidalinimas. Ir man visiškai buvo naujas tas produktas, nes šita kompanija jinai išleidžia vis kas ketvirtį, kas metus, vis kažkokį naują produktą, kaip ir fiberis, ląsteliena dabar atėjo. Man jisai buvo visiškai naujas, nu aš galvoju, vandenėlis, kistalėlis, nu ką jis man čia prie mano lygų, plus aš neįgalus žmogus, raumenų silpnumo ligą turiu. Ir aš galvoju, nu ką jau čia ant tų kojų be pastatys, bet Vaida tai pastatė, kad aš sakau, Taip. aš negaliu tylėti, Tikiu. tiesiog noriu jums pasakyti, būkim gražios, turtingos, laimingos ir naudokite mūsų gal kažkokią tai patirtį, jeigu jums Taip. kilo klausimas. Būtinai patarsim, būtinai padėsim, būtinai padrasinsim. Ir, nu žinokit, yra kažkokie stebuklai tada, kada duodi tam kūnui to, ko jisai prašo. To, ko jisai prašo. Taip. Ir padedam išvalyti tai, kas jau yra ir taip gauta. Taip. Per kažkokius tai galbūt nežinojimus. Kaip sakau, nekaltinsime savęs, tai yra nežinojimas. Mes iš tikrųjų... Mane kviesdavo Vaidutė dar kartais į kažkokį tai gimtadienį, ar ką aš galvodavau, ką čia dovaną pirkti. Nu, man tikrai tai buvo. Bet kai dabar aš pati jaučiu, kad kur dedu tą pinigą, ką už tai gaunu, aš varau pas draugę, sakau, nenusistebėk, nu nėra čia to vyno, aš jo gal kartais ir galiu išgerti taurelę, bet sakau, čia yra daug geriau negu vynas, nes čia yra 10 kartų daugiau. Taip, negu Yra geriausiame vyne. Geriausiame raudonajame prancūziškame vyne yra 10 kartų daugiau resveratrolio. Tai jūs įsivaizduokite, ką duoda Taip. lašelis. Ką Lašelis. duoda lašelis ir kiek mes visko esam
Ir dar kompanijos mokslininko patvirtinta tarybos, kur sėdi mokslininkai, ne kažkokie tai klaunai, kai aš sakau apsiklauninę. Aš pati, kai su medicina tikrai draugauju ir tikrai žiūriu, ką dedu į burną, ką valgau, kas atitinka, kokio produkto, kiek miligramų, kaip jisai sudėtas, ką iš jo galima išpešti. Aš, pavyzdžiui, kad ir sumokėčiau tos 500 kronų, ar ne, aš iškart žiūriu, ką aš galiu gauti. Taip. Ir kai aš pamatau, kas čia yra, aš galvoju, tai aš dar per mažai sumokėjau. Man galvoju, kaip taip gali būti. Taip, ir žinokit, ant kiekvieno produkto yra SAP ženklelis, kuris patvirtina sudėtį. Tai reiškia, aš noriu ką pasakyti, kartais mes pirkdami, nesvarbu kur, parduotuvėje, vaistinėje, ne, kas yra parašyta, tai galbūt suprantat, jeigu nuo dugno likę, galbūt gausi to lašo kažkokio koncentrato, o tarkim, jeigu pirma partija, kur yra neprasukta, žodžiu, niekas negarantuoja to, kas yra įdėta tol, kol nėra sertifikato uždėta, kad tiek yra iš tikrųjų. Tai vat šitoje kompanijoje kiekvienai partijai turi savo ženklinimą, kad jinai yra patikrinta. Kiekviena partija ir jinai garantuoja tai, kas čia yra sudėta. Kompanija yra daugiau negu 60 metų. Įsivaizduokit, kiek atsiradę buvo žmonių, kurie norėjo įrodyti, kad to nėra. Nes aišku, natūralu, konkurencija daro savo, bet aš myliu už tai, kad jie išdrįsta įrodyti ir kiekvieną kartą patvirtinti, kad jie yra iš tikrųjų žmogui sukūrė viską. Ir jie lenda į eterį, jie daro tokias investicijas ir jie nieko nestabdo, kiekvienas turim savo nuomonę, bet manęs niekada nenuvylė. Tai va aš galvoju, jeigu tu šiandien žiūri mane, tu paklausyk, paimk, pabandyk. Tiesiog pabandyk. Laukiam patirčių labai. Taip. Laukiam patirčių. Dabar laukite tęsinį, mes su Vaidute einam toliau dirbti, nes mes jau pasikrovėm. Gerai. Ir tada ačiū už tą skirtą laiką mums, kad ir savaitgalis, bet labai buvo malonu pasidalinti.